Viena valstija vykdo demografinį apiplėšimą, kuris net labiausiai patyrusius urbanistus priverstų aiktelėti. Ji beveik visiškai dykuma. Kraštovaizdis toks atšiaurus, kad turėtų atbaidyti bet kokį augimą. Tačiau vos per 1 metus 28 000 naujų gyventojų susikrovė lagaminus ir atsikraustė čia. Pažvelgus į Amerikos vakarų žemėlapį, dauguma žmonių mato mirtinas spąstus, tačiau tūkstančiai šeimų čia mato išsigelbėjimą. Arizona turi daugiau žemės, Kalifornija turi daugiau pinigų, Juta turi daugiau vandens. Tačiau ši dykumos karalystė sparčiai kyla į augimo viršūnes. Vienas spindintis miestas, viena pramonė, kurią maitina ydos. Jei nebuvai ten mesti kauliukų ar žiūrėti šou, nebuvo prasmės ten užsibūti. Tada viskas pasikeitė. Tai neturint išėjimo prie jūros, valstija su mažėjančiu vandens tiekimu, kurios ekonomika anksčiau visiškai rėmėsi turizmu. Tačiau skaičiai rodo, kad Nevada lenkia istoriškai didesnes valstijas, kurios turėjo didžiulį pranašumą. Kodėl? Norėdami sužinoti, važiuokite į rytus nuo Reno, į 90 greitkelių iki Tahoe Reno Industrial Center. Iš pirmo žvilgsnio tai gali atrodyti kaip bet kuris kitas pramoninis kompleksas, bet jis kitoks. Tai yra Amerikos tiekimo grandinės stuburas. Iš šios vienos vietos sunkvežimis gali pasiekti Sietlą, Feniksą arba Los Andželą per 24 valandas. Dėl to tokie technologijų milžinai kaip Google ir Switch įsikūrė šalia Tesla milžiniškos gigafabriko. Šis koridorius tai ne tik plati asfaltuota juosta, tai inovacijų stuburas. Sandėliai tampa mikropaskirstymo centrais, kuriuose naudojami robotai, dirbtinio intelekto valdomos atsargos ir dronų pagalba vykdomas pristatymas. Sutrumpindamos tranzito laiką ir išvengdamos perkrautų uostų, įmonės gali sumažinti siuntimo išlaidas. Darbuotojams pragyvenimo išlaidos čia gerokai mažesnės nei San Francisco įlankos regione ar Sietle. Technologijų centrai gali augti be didžiulio spaudimo būsto rinkai. Renault startuoliai dabar turi prieigą prie talentų be kasdieną kelionės į darbą košmaro. Tai tarsi mini Silicio slėnio ekosistema dykumos viduryje. Clarko apygarda visiškai atstatoma. Pietų Nevada dabar jau ne tik vieta savaitgalio išvykoms, ji tampa verslo centru. Pasaulinės įmonės gauna galimybę išlikti susijusios su vakarų pakrantės uostais be milžiniškų kaštų ir pakrančių miestų spūsčių. Ir pinigai plūsta. Per pastaruosius metus milijardai buvo investuoti į Hendersoną ir Šiaurės Las Vegasą, siekiant sustiprinti Amerikos tiekimo grandinę. Nevada pasitelkė mažus mokesčius ir greitą dokumentų tvarkymą, kad sudarytų sąlygas sparčiam augimui, kokią beveik neįmanoma rasti kitur vakaruose. Automatizacija, žalioji energetika, technologijų milžinai – visa tai traukia į dykumą. Visa tai yra Las Vegas Global Economic Alliance plano dalis. Jie buvo svarbi šio dabartinio plėtros etapo dalis. Iki 2027 metų dykuma gali tapti Amerikos gamybos centru. Tačiau tai tik paviršiuje. Vienas iš svarbiausių veiksnių slypi dirvožemyje. Nevada sėdi ant naujojo sidabro. Litis, Thacker Pass, Humboldto apygardos apylinkėse turi didžiausią žinomą ličio telkinį JAV. Šis vienas slėnis galėtų aprūpinti tiek ličio, kad jo pakaktų 800 000 elektromobilių per metus. Nevada yra elektromobilių kuras kitam transporto šimtmečiui. Tačiau kuriant ateitį su baterijomis, reikia milžiniško kiekio elektros energijos. O dykumoje tai yra problema. Tačiau, kad patenkintų šį poreikį, Nevada imasi veiksmų. Tai vienintelė valstija vakaruose, kuri agresyviai iš esmės pertvarko visą savo elektros tinklą. Pagrindinis projektas yra Greenlink West – 760 km ilgio aukštos įtampos perdavimo linija, kuri tiesiogiai sujungs Las Vegasą su Renu. Šis milžiniškas energijos kelias sukurtas tam, kad didelius kiekius atsinaujinančios energijos iš dykumos saulės elektrinių tiesiogiai tiektų į technologijų centrus Šiaurės Nevadoje. Ir tai patraukia dar vienos pramonės šakos dėmesį. Duomenų centrai iki 2030 metų gali sunaudoti iki 10% pasaulio elektros energijos. Tai tiek pat energijos, kiek per metus sunaudoja tokia didelė pramoninė šalis kaip Japonija. Dėl plačių atvirų žemių ir stabilaus reguliavimo, Nevada tapo pagrindinė šių objektų vieta. Kad šie serveriai veiktų visą parą, Nevada stato Gemini Solar Project. Įsikūręs netoli Las Vegaso, jis veikia kaip 1,4 gigavatvalandės baterija. Nors valstija ir toliau yra prijungta prie Kalifornijos energetikos tinklo. Šis projektas leidžia Nevadui atskirti savo pramonės augimą nuo perkrauto ir senstančio kaimyninio Kalifornijos tinklo. Gamindama beveik 950 MW iš savo geoterminių elektrinių, kas pakanka 700 000 namų ūkių, Nevada gali aprūpinti savo augančius pramonės ir technologijų sektorius elektra, nepriklausydama nuo Kalifornijos. Didžiausias proveržis šioje srityje įvyko Humboldto apygardoje, projekte Project Red.
Furval Energy pastatė pirmąją komercinę patobulintą geoterminę sistemą Junostatix VAMF, kuri naudoja giliai esančias karštas uolienas energijai gaminti. Jie pasirašė svarbę sutartį tiekti energiją Google milžiniškiems duomenų centrams. Tai daugiamilijoninis projektas, kuris yra naudingas aplinkai. Ji naudoja uždaro ciklo sistemą, kuri beveik nenaudoja vandens. Tas pats požeminis karštis, kuris skatina Nevados energetikos bumą, tyliai mažina ir valstijos vandens trūkumą. Taip iš vidaus atrodo sparčiausiai auganti valstija. Tinklas, kuris kuriamas iš naujo, kad aprūpintų energiją pramonės šakas, kurių čia prieš 5 metus dar nebuvo. Kol Nevada stato savo fizinę infrastruktūrą, ji iš naujo pertvarko ir teisinę infrastruktūrą. 100-metį Delaveras dominavo Amerikos verslo pasaulyje. Jei įkūrei didelę įmonę, ją registruodavai ten. Tačiau atsiranda naujas judėjimas – Dexit. Įmonės traukiasi, tai masinis pasitraukimas. Ir jos keliauja tik į vieną vietą. Rizikos kapitalo milžinai ir viešosios įmonės, tokios kaip Fidelity National Financial, Roblox ir AMC Networks, palieka Delaverą ir perkelia savo juridinę būstinę į Nevadą. Kodėl toks pokytis? Na, Delavero teismai tapo nenuspėjami. Jie panaikina milžiniškus generalinių direktorių atlyginimų paketus ir kelia klausimų dėl valdybos nepriklausomumo. Įkūrėjams ir investuotojams tai tikras košmaras. Tačiau Nevada čia pamatė galimybę, progą konkuruoti su kitomis valstijomis. Jie sukūrė sistemą, kuri grąžina galią savininkams. Valdybos nariai yra apsaugoti nuo ieškinių, nebent būtų įrodyta tyčinė apgaulė ar netinkamas elgesys. Tai buvo stiprus teisinis skydas, ginantis kapitalą nuo teismų piktnaudžiavimo. Nevada šie ypatingi įstatymai paverčia milžinišką naujų verslų bandymų aikštelę. Jie daugiausia dėmesio skiria dirbtiniu intelektu pagrįstoms paskoloms ir itin saugiems skaitmeniniams pardavimams. Verslai renkasi Nevadą, nes čia nėra frančizės mokesčio, o privatumo įstatymai yra griežti. Tačiau tikrasis viso šio augimo variklis yra pinigai. Tiksliau kalbant, rizikos kapitalo lėšos. Kadangi Nevadoje nėra įmonių pelno mokesčio, šios startuolės gali plėstis į kitas valstijas, nesusidurdamos su dviguba didelių valstybinių mokesčių našta. Tai daro Nevada tobula pagrindinė bazė įmoniai, kuri nori sparčiai augti. Kol tokios valstijos kaip Kalifornija svarsto naujus mokesčius turtingiesiems, Nevados pajamų mokesčio sistema veikia kaip magnetas. Per pastaruosius 5 metus valstija pritraukė $500 milijonų privačių investicijų. Tai pinigai, kurie galėjo likti Kalifornijoje, jei ne jos dideli mokesčiai ir reguliavimo kliūtys. Iki 2030 metų Nevadoje tikimasi atsiras 10 000 naujų įmonių. Taip, vienos valstijos nuostoliai taps kitos augimo. Didieji žaidėjai ne tik perkelia savo būstines, bet ir visą komandą. Kai Roblox perkelia savo teisinę buveinę į Nevadą. Tai sukėlė susijusių paslaugų bangą. Advokatų kontoros, apskaitos ir personalo paieškos įmonės pasiekė jų pavyzdžių. Nevada yra bandymo aikštelė, finansuojanti dirbtinio intelekto startuolius, kurie kitu atveju nebūtų egzistavę ar išgyvenę pakrantės rinkose. Delaveras savo dominavimą kūrė daugiau nei 100-metį. Nevada perėmė dalį jo vos per 5 metus. Būtent tas greitis ir lėmė, kad Nevada yra augimo reitingų viršuje. Ir nepamirškite, jei jums patinka tokios gilios geografijos analizės, būtinai užsiprenumeruokite. Taip galėsite pirmieji sužinoti, kai Nevada pridės dar vieną miestą. Tačiau yra vienas iššūkis, kuris gali visiškai sustabdyti valstiją, ir tai yra vanduo. Tai pagrindinis argumentas, kurį naudoja visi kritikai. Nevadai pritrūks vandens. Šiuo metu Mido ežeras užpildytas maždaug 34% ir jau paskelbtas pirmojo lygio trūkumas. Pagal viską Nevada turėtų nykti, tačiau ji klesti. Kodėl? Nes valstija su vandeniu elgiasi kaip su finansiniu turtu. Ši strategija yra svarbi Nevados augimo istorijos dalis ir žmonės visoje JAV pradeda tai pastebėti. Nevada tapo pasaulio lyderė uždaro ciklo vandens perdirbimo srityje. Beveik kiekvienas patalpose sunaudotas galonas. Ar tai būtų kriauklės, dušai ar indaplovės yra surenkamas, išvalomas iki geriamojo vandens standartų ir grąžinamas į Mido ežerą. Už tai valstija gauna įskaitimus už grąžintą vandenį. Už kiekvieną grąžintą galoną jie gali paimti dar vieną. Tai tapo dideliu laimėjimu Nevadai. Pietų Nevada sunaudoja 48% mažiau vandens vienam gyventojui nei prieš 20 metų, net ir smarkiai išaugus gyventojų skaičiui. Iš esmės, jie prekiauja vandeniu. Dykumą vieną didžiausių savo iššūkių pavertė paslėptų pranašumu. Tai efektyvumas, kurio kitos valstijos negali prilygti. Vis dėlto, jei Kolorado upės lygis kris greičiau nei prognozuoja inžinieriai, net ir ši sistema gali būti priversta veikti ant ribos. Po žeme vis dar slypi neišnaudoti geoterminės energijos ištekliai, todėl unikali Nevados geologija ne tik skatina augimą.
Tai pačioje sistemoje slypintis sprendimas sunkiausiems dykumos išteklių iššūkiams. Spartus augimas verčia kaimininės valstijas spręsti savo pačių problemas. Arizonos plėtra reiškia tūkstančius mylių naujų vamzdynų, elektros linijų ir kelių, kurių priežiūros išlaidos nuolat auga. Kiekviena naujo greitkelio mylė Phoenixo didmiesčių regione kainuoja maždaug $20 milijonų statybai. Tai daugiau nei dvigubai viršija tai, ką Nevada paprastai išleidžia už mylę greitkelių plėtrai savo sparčiau augančiuose koridoriuose. Logistinės vandens tiekimo išlaidos taip pat yra milžiniška našta. Vandens pumpavimas. 336 myles į kalną iš Kolorado upės per Central Arizona Project sunaudoja tiek energijos, kiek užtektų aprūpinti 100 000 namų ūkių. Nevados trumpesni vamzdynai reikalauja tik dalies tos energijos. Pinello apygardoje Arizonoje požeminio vandens išeikvojimas lemia, kad žemė kasmet nusėda keliais coliais, o tai ryškiai kontrastuoja su Nevada, kur požeminių vandens telkinių nusekimas buvo kur kas mažiau dramatiškas. Rytuose Utah susidūrė su kitokiu geografiniu kliuviniu. Siaurame Vozačo fronto koridoriuje gyvena 80% iš 3 550 000 valstijos gyventojų. Būsto kainos Salt Lake apygardoje vidutiniškai siekia $500 000, beveik dvigubai daugiau nei vidutinė būsto kaina sparčiausiai augančiose Nevados apygardose. Toliau į šiaurę Kolorado fronto ruožo spūstys įkalina 70% gyventojų, o infrastruktūros išlaidos kanjono greitkelio plėtrai išauga iki $10 milijardų. Tai maždaug 3 kartus daugiau nei Nevada išleido panašiems greitkelių patobulinimams Reno ir Las Vegaso regionuose. Net Idaho susidūrė su gaisrams jautriais miškais ir ribotų vandens kiekiu iš Sneiko upės. Tai reiškia, kad jos komunalinių paslaugų įmonės kasmet investuoja apie $800 milijonų į platesnę tinklo infrastruktūrą ir atsparumą. Nevados pačios gaisrų prevencijos ir tinklo atnaujinimo priemonės kainavo mažiau nei pusę šios sumos. Kiekviena valstija, kurią Nevada pralenkė pagal augimą, įdiegė griežtas sistemas, kurios jas apribojo. Sistemas, kurių jos negalėjo pakankamai greitai pakeisti. Nevada neturėjo jokių senų sistemų, tik laisvę greitai veikti. Nevados teisinis kodeksas taip pat skatina biotechnologijų bumą. Valstija turi milžinišką slaptą ginklą įmonėms, kurioms reikia daug laboratorinių pajėgumų. Ji netaiko mokesčių nematerialiam turtui. Kalifornijoje didžiulės pajamos gaunamos iš patentų ir slaptų formulių yra apmokestinamos dideliais pelno mokesčiais. Tačiau Nevadoje tos pajamos yra apsaugotos. Koks rezultatas? Daugybė įmonių skuba įsigyti didžiulius žemės sklypus, kad galėtų statyti aukštųjų technologijų laboratorijas toli nuo pakrantės reguliuotojų smalsių akių. Outsideris laimi, nes jo varžovai užspringsta savo pačių sėkme. Viskas prasidėjo 2023 metais, kai Kalifornijos įstatymų leidėjai pradėjo svarstyti naują turto mokestį, siekdami išspręsti biudžeto deficitą. Jie nusitaikė į turtingų gyventojų grynąją vertę net ir po to, kai jie paliko valstiją. Tačiau Nevada suteikia apsaugą, konstitucinę apsaugą. Valstijos teigiamieji dokumentai iš esmės draudžia pajamų mokestį fiziniams asmenims, todėl ji tampa laisva zona didžiuliams korporacijoms. Tikrasis šokas ištinka tada, kai milijardierius savo oficialią gyvenamąją vietą perkelia į Incline Village. Per naktį visos Kalifornijos apygardos mokesčių bazė išnyksta. Nevada pritraukia tą turtą nesukurdama ne vienos brangios socialinės programos. Jie tiesiog nesikiša. Tai konkurencinis pranašumas, kurio Kalifornijos mokesčių įstatymai niekada nenumatė. Tačiau turto mokestis yra tik vienas valstijos krizės simptomas. Viduriniosios klasės šeimos, uždirbančios 6-ženklius atlyginimus, yra priverstos beveik pusę savo atlyginimo išleisti nuomai. San Diege ir San Francisco įlankos regione įprastas namas dabar kainuoja gerokai daugiau nei $1 milijoną. Ir tai dar švelniai tariant. Nors prieš dešimtmetį vidutinio dydžio namas Nevadoje kainavo $300 000. Šiandien Kalifornijos šeima gali parduoti ankštą bungalą už $1,1 milijono ir už $500 000 Nevadoje nusipirkti dvigubai didesnį namą. Tai yra $600 000 išmoka tiesiai į banko sąskaitą ir tai parodo, kaip turtas išteka iš Kalifornijos. Nenuostabu, kad žmonės kraustosi. 47% visų naujakurių Las Vegaso regione atvyksta iš Kalifornijos. Jie atsineša turtą, įgūdžius ir ambicijas. Nevada ne tik juos priima, bet ir suteikia visiškai naują mokestinę aplinką, kurią jie gali naudotis. Tačiau auksinė valstija byrėja ir kitais būdais, kurių nedaugelis iki galo supranta. Miškų gaisrai tampa kasmetinėmis katastrofomis. Jie verčia evakuotis, naikina namus ir didina draudimo kainas. Dėl to vidutinės klasės šeimoms beveik neįmanoma apsidrausti.
Periodiškai išjungiama elektra paveikia pagrindinius technologijų centrus ir didmiesčius, mažina verslo produktyvumą ir daro plėtrą rizikingą. Be energetikos Kalifornija susiduria su reguliavimo labirintu. Aplinkosaugos, darbo ir teritorijų planavimo įstatymai dažnai sukelia daugelio metų vėlavimus statybų ir infrastruktūros projektams, užgniauždami inovacijas dar joms neprasidėjus. Dabar įmonė susiduria su paradoksu. Ar jos turėtų likti ir mokėti milžiniškas išlaidas bei susidurti su neapibrėžtumu? O gal išvykti ir rizikuoti prarasti savo rinkos pozicijas? Daugelis renkasi pastarąjį variantą. Tuo pačiu metu turtas ir talentai juda į šiaurę ir rytus. Ryškiausiai silicio slėnių inžinieriai ieško įperkamo būsto, mažesnių mokesčių ir greitesnių verslo leidimų. Tai dalykai, kurių Kalifornija jau nebegali patikimai pasiūlyti. Holivudo filmavimo komandos išvyksta į pigesnes, greitesnes ir labiau nuspėjamas valstijas. Verslininkai bėga nuo mokesčių ir teismų nenuspėjamumo derinio. Vien tik protų nutekėjimas yra tylus ekonominis žemės drebėjimas, kurio realiu laiku beveik niekas už valstijos ribų nepastebi. Tačiau negali kasmet atsivežti 28 000 žmonių, nesugriaudamas kai kurių dalykų. Nevada importuoja turtą, bet kartu importuoja ir paslaugų paklausą, kurią dabartinis biudžetas vos pajėgia padengti. Ir tai labai greitai ima slysti iš rankų. Mokyklų apygardos yra perkrautos. Clarko apygarda yra 5. pagal dydį šalyje ir susiduria su didžiuliu mokytojų trūkumu. Las Vegase ir Rino mieste paslaugų sektoriaus darbuotojai, uždirbantys $20 per valandą, nebeišgali sau leisti gyventi šiose vietovėse. Kalifornijos gyventojų antplūdis taip pakėlė kainas, kad patys žmonės dirbantys kazino nebegali sau leisti gyventi arčiau nei 50 mylių nuo savo darbo vietos. Tai yra didžiausia grėsmė Nevados augimui. Jei darbininkai nebegalės sau leisti čia gyventi, technologijų ir logistikos centrai galiausiai liks be darbo jėgos. Valstija bando atlaisvinti federalinę žemę įperkamam būstui, tačiau tam reikia Kongreso sprendimo. Tai lenktynės su laiku. Būsto krizė akivaizdi. O sveikatos apsaugos krizė netaip jau ir matoma. Šiuo metu Nevada išgyvena darbo jėgos krizę, kuri galėtų paralyžiuoti daugumą valstijų. Šiuo metu ji gerokai atsilieka nuo šalies vidurkio pagal medicinos personalą ir iki 2030 metų turi įdarbinti 1000 daugiau sveikatos priežiūros darbuotojų vien tam, kad patenkintų sparčiai augančios gyventojų skaičiaus poreikius. Norėdama tai išspręsti, Las Vegasas nebesiremia vien tik lošimais kortomis. Dabar jis stato už klinikinius tyrimus. Naujame Las Vegaso medicinos rajone kyla $150 milijonų vertės medicinos mokymo pastatas. Tikslas – paversti šį rajoną gyvybės mokslų inkubatoriumi. Vieta, kur laboratoriniai tyrimai virsta realių gydymų per mėnesius, o ne metus. Šiuo metu Nevada iš sveikatos priežiūros kasmet uždirba apie $20 milijardų, todėl šis sritis yra natūralus augimo variklis. Prognozuojama, kad tai kasmet atneš $300 milijonų pajamų, sukurs stabilų, gerai apmokamą karjeros kelią, kuris nepriklauso nuo to, kiek žmonių sėdi prie blackjack stalo. Kartu su sveikatos priežiūra Nevada investuoja į švietimą ir profesinį mokymą, pritaikytą naujajai ekonomikai. Nevados universitetas bendradarbiauja su atsinaujinančios energijos įmonėmis, kad paruoštų inžinierius, laboratorijos technikus ir specialistus, kurie galėtų iš karto įsilieti į sparčiai augantį valstijos švarios energijos sektorių. Tačiau net ir Nevados plėtros stebuklas turi savo ribas. Nevados perdirbimo sistema ir vandens atsargos suteikia tam tikrą atokvėpį, pranašumą, kurio neturi kitos valstijos. Tačiau melioracijos biuras pasiūlė drastiškai sumažinti Kolorado upės vandens naudojimą, jei valstijos artimiausiu metu nesusitars. Savanoriškai sutikdama su sumažinimu, Nevada save pateikė kaip atsakingą pusę derybose, drąsiai mesdama iššūkį federaliniai valdžiai priversti dar didesnius apribojimus tokioms kaimynėms kaip Kalifornija ir Arizona. Jei Kolorado upės lygis ir toliau kris, net uždaro ciklo sistema nebebus pakankama. Apribojimai didėja ir tai kelia elektros tiekimo nutrūkimo riziką. Jei vandens lygis nukris per žemai, Hooverio užtvankos turbinos nustos suktis, taip sustabdydamas Nevados augimą. Šiuo metu Nevada yra praktiškai per vieną politikos pokytį ar vieną sausą žiemą nuo stebuklingos pabaigos. Todėl jie negali švaistyti nei vietos, nei vandens. Ir būdama šalia vienos turtingiausių valstijų, kurią kai kas vadina Kalamerika, Nevada negali sau leisti judėti lėtai. Valstijos klestėjimas priklauso nuo dviejų dalykų – kad Kalifornija liktų su problemomis ir kad upė išliktų vandeninga. Jei Kalifornija kada nors išspręstų savo būsto ir mokesčių problemas, žmonių srautas į Nevadą galėtų išdžiūti per naktį. O jei inžinerija nesugebės susidoroti su karščiu, dykuma susigrąžins tai, ką prarado. Tačiau Mojave dykumoje klaidų riba yra itin siaura. Tai daro Nevados augimą dar labiau išskirtinį ir dar labiau trapų. Ačiū, kad šiandien prisijungėte prie manęs.
Tikiuosi, jums patiko šis vaizdo įrašas. Jei norite pamatyti daugiau tokių vaizdo įrašų, apsvarstykite galimybę prenumeruoti ir įjungti pranešimus. Tai tikrai turi reikšmės. Dar kartą ačiū ir iki pasimatymo kitą kartą laidoje Map Pack.